Taigi mes grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį su Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Kaip Jūs manote, kaip Jums sekasi? Tai yra asmeninis klausimas, nenorėčiau atsakyti. Na, bet turbūt visiems labai įdomu. Na, aš nenoriu plėstis. Kada Jūs atsistatysinsite? Tai galiu labai aiškiai pasakyti, neatsistatydinsiu niekada. Na, manęs klausia kiekvieną kartą, kada aš būnu studijoje ar duodu interviu. Na, neįsižeiskite iš tiesų, bet visuomenėje Jūs iš tiesų labai prieštaringai vertinama. Dar kartą pasikartosiu, jau turbūt 101 kartą. Neatsistatydinsiu niekada. Kaip Jūs manote, ar Jūs visuomenė palaiko? Tai čia yra atskiras klausimas. Jūs turbūt esate nuoširdus žmogus, ar ne? Deja, man tokia galimybė nebuvo suteikta. Ponia Graužinienė, Jūs esate savarankiška politikė? Nenorėčiau detalizuoti. O Jūs kategoriškai prieš eurą esate? Tikrai, vienareikšmiškai taip. Na, bet yra teigiančių, kad Jūs tokiais savo pasisakymais siunčiate labai neigiamus signalus visuomeniai. Tai čia nereikia išvedžioti. Ne pats geriausias turbūt šiuo atveju požiūris. Tai čia yra vienareikšmiška sąlyga. Jūs nepakeitėte nuomonės dar? Ne, aš nuomonės niekada nekeičiu. Gal iš tiesų, ponia Graužinienė, Jums reikėtų pasikalbėti dažniau ir daugiau su žmonėmis išmanantys šitą reikalą. Suprantu, kad Jūs esate baigusi, nežinau tiksliai, gal Jūs įvardinsite, kaip ten ta specialybė vadinasi. Ta diskusiją pratęsime prie kavos puodelio. Turiu ir nepriklausomos auditorės kvalifikaciją, kuri tikrai ES valstybėse yra labai aukštai vertinama. Iš karto. Kokie Jūsų santykiai su prezidente dabar? Kažkaip nutilo ta konfrontacija, bent jau paskutiniu metu? Jūs jos paklauskite. Ne, tai aš Jūsų dabar klausiu. Aš Jums atsakiau į klausimą. Aš dar kartą sakau, aš ne vieną kartą jau esu atsakinėjusi. Čia Jūsų asmeninė ar visos partijos nuomonė? Tai aš visada sakiau ir dabar pakartosiu. Ačiū labai, kad atvykote į laidą. Dėkui.